Sveiki visi, linkėjimai iš Vietnamo. Ir čia aš esu ekskursijų tuneliai, kurie vaizduoja buvusį karą. Ir dabar man davė paragauti, toj sukuvai. Štai, čia yra bulvė, tokia kaip bulvė įdomi. Ir čia, reiškia, smerkindavo iš šitą. Ir čia buvo pagrindinis partizanų maistas. Tai tiesiog duoda pajausti, ką valgė partizanai tuo metu miške. Visiems linkėjimai iš Vietnamo. Tai, ką aš valgau, štai, yra čia šaknis va šito medžio. Bet skonis, tai žinot, yra labai panašus į bulves. Linkėjimai iš Vietnamo. No, just to show you meters of rye paper. Ryžių popierius. Štai kaip yra daromas, jį yra vyniojami saldainiai. Tunnel, one got the carry into the dirt, pull it up, and the one got the carry earth move for here and the camouflage. And they make shockwave the tunnel. Linkėjimai iš Vietnamo, iš padangų, čia dabar aš esu, kur būdavo, na, kaip gyveno partizanai, štai išklai parodysiu jums o sandalus. Ir dabar jos, kaip suprantu, daro ir jos yra pardavimai, štai persu. O tie sandalai. Linkėjimai iš Vietnamo. So you don't follow rules. Al túnel, de aquí pueden ver. El tamaño original. The flash on top look like to the termite mouse. And here. Ventiliacija, kai gyvendavo po žemę. Sveiki visi, linkėjimai iš Vietnamo. Ir čia aš dabar esu vadinamuose kariniuose tuneliuose. Mes žiūrime, kaip jie slėpdavosi po žemę, kokios ventiliacijos buvo. Nu, tuo metu, taip vadinkime ventiliaciją, bet ten iš tikrųjų tai tiesiog skylės padarytas, kaip jie galėtų kvėpuoti ir kaip, na, kaip nerasdavo jų, sakykime, kai ieškodavo ir su šunimis ir kitokiam priemonėm. Bet čia tokia vieta susijusi su Vietnamo istorija. Visiems linkėjimai iš Vietnamo. Ir čia toj parodysiu vaizdą, kai buvo karas, kai buvo labai daug partizanų, jie netgi savo ligoninę turėjo. And inside here, the left hand side, you can see the tunnel. Come on. Bigger, easy for tourists. Normally it's now we make bigger 30%. Čia vat jų buvo medicinos įstaiga ir kaip supratote, čia buvo, jeigu jau užpuldavo, tai pabėgo. Visiems linkėjimai iš Vietnamo ir iš tunelių, kurie pasaka apie partizanišką karą Vietname. Dar vieną vietą. O, susitikimo vietą, prašau. Štai, irgi čia pietų vieta, virtuvės vieta, kur pietaudavo. Tik jeigu palyginti su mūsų lietuviškais partizanais, tai jie čia, kaip sakyti, visą gyvenimą jau buvo įsikūrę, mūsų partizanų slėptuvės, kur būdavo viskas vienoje vietoje, o čia pas juos atskiros patalpos ir labai daug iškasta tunelių. Ten dariau dar kitą video, kur ten rodydavo, kaip greitai iškasa tą tunelį, sakykime, kokius turėdavo kastuvus tokius ilgus, vienas kasa, kitas žemės meta. Na, vien žodžiu, Vietnamo istorija su partizaniniu karu yra labai stipriai susijus ir, kaip sako, čia laimėjo būtent Vietnamas, būtent partizaninis karas. Taigi visiems linkėjimai iš Vietnamo.